Sveiki, gerbiami draugai ir nedraugai, žiūrintieji ir nežiūrintieji, mėgstantys mane, sekantys ir nesekantys ir visiškai randomly atsiradę šitam video. Taigi, kadangi vienintelis dalykas, kurį aš nuoširdžiai mėgstu, yra maistas ir kačiukai, bet kačiukai antroje vietoj, tai video apie maistelį. Mūsų pirmasis receptas yra iš bulwiu. O kurka, prawie jak u babci. Nietarta z młodych ziemniaków garnkiem gniecionych, z kurkami, śmietanką z serem i tymiankiem. Takie to proste i znika do piekarnika. Čia lenkiškas receptas, dalies nesuprasiu, bet kaip suprasiu, tai padarysiu. Važiuojam. Matosi viskas. Pradėsime nuo bulvių lupimo. Planuoju apkepti grybus prieš tai, kadangi obviously voveraičių neturiu, bet turiu pievagrybių ir būtų gerai įdėti kažką iš mėsos skyriaus, tai galvoju šiek tiek vištienos irgi apkepti su grybais. Seilės kaupėsi. Vienintelis dalykas, kurio nuoširdžiai mėgstu daryti, yra pjaustyti pievagrybių. Kas jeigu įdėti grybus? Ne, į blenderį aš jų nedėsiu, it's fine, aš kaip nors juos supjaustysiu pati. Sekant eilėje vištycę. Reikia susmulkinti. Vištiena supjaustyta, padariniai va čia. Jiem irgi prasčiau nebus. And let's blast. Kaip sakoma, pasibučiuojam ir važiuojam. Iškepė, šitas išvirė. Judam toliau. Tikiuosi, taip ir reikėjo. Nu tai ką, pilame? Taip, dabar iš 109 laipsnių 35-40 minučių. Ok, mano pirmi įspūdžiai. Atrodė, kad tas bičas pagamino tą receptą per kokias 15 minučių. Aš užtrukau kokią valandą, gal net šiek tiek daugiau. Vėlgi, aš dar čiopinau grybus ir vištieną, ko jis nedarė. Is it pretty? I think it is. Aš tikiuosi bus skanu. Kad įdėti įdėjau, o išimti negaliu, cause it's heavy. Njam. Fine. It's thick. Thick, boy. It's thick. Grįžk atgal. Gabaliukas išlaikė formą, obviously not, but juk ne formoje, esmė, o skonyje. Topping is good. Bulvės šiek tiek blank, bet aš pati kalta, kad neįdėjau prieskonių jas. What do you think, darling? Prieskonio biškį trūktų. Concept is very good. Nuo 1 iki 5. Nuo 1 iki 5. Jo, nebe iki 10. Why? Because I said so. 3.5? 2.5? Mano
subjektyvus vertinimas yra 4 iš 5. I like. Surprise, surprise. Tuo atneš telefoną, parodys, ką šiandien veiksim. The only thing is, aš neturiu tos tipinės vaflinės, bet man tas turi tą tokią senovinę, kur užspaudė rankomis. Challenge accepted. Šiam nuostabiam receptui mums reikės dešrų. Tada bandelės. Nebuvo tų reikiamų bandelių, todėl teko paimti prancūziškiam dešrainiams. Ir žinome, kurgi hotdogai be kečupo. Kečupas nuostabus kečupas. Ir visų pirma, nupylinkime bent vieną dešinėlę. Kaip gražiai nusirengė. O, tada mums reikės vienos bandelės. Aš galvoju, ją biškį pjauti šone. Nu, tipo, kad jinai... Nors šiaip gal nebūtina. Gal ir nebūtina. Pasinaudokim nuostabiuoju kečupu. Ta prasme, aš jumis mokau daryti dešrainius. Aš manau, mes visi vaikystėje tą darėm po... Kai mes visi esam pro. Domuštė. Dar biškį. Į kitą įdėsiu galimai garstyčių. Nu va. It's in. Štai tokia nuostabi vaflinė. Ir aš jau dabar matau, kad ryškiai netilps tas mūsų dešrainis. I mean, can you see? Diferenci teks perpjūt per pusę. Kadangi popierius pradėjo degti praktiškai iš karto, teko biškį jį pakirpti. No, we'll see how it goes now. You can see sneak peek from here. Matau, kaip kečupas veržėsi pro šoną, reiškia, kaip ir laikas nustoti. Žiūrim, kas šiam gavus. So pretty. Ta prasme, jeigu nežinočiau, su ką daryti, būtų keista. Iš kur ta forma. Ok, antrasis taip gerai kaip pirmas dėja nebeatrodo. It's totally smashed. Na jo. Serviravimas nėra mano stiprioji pusė šiandien, tai... Me gusta. Einu eksperimentuoti toliau, šiaip mano vertinimas yra 4 iš 5.
Viena naujo recepto laukite, taip ir galvojau. Trumpai dalinuosi aktualijomis. Sumokėjau 85 eurus tam, kad sužinočiau, kad nesergu vėžiu. Rytinė kava. Beveik šviežia. Dar tik 11:30. Kadangi pusryčiai buvo praleisti, prašau, įsižiūrėkite į šį receptą. Start by adding a can of drained tuna to a bowl along with Greek yogurt, salad cream, mustard, and I like a lot of pepper and a pinch of salt. Mix that all together and then add veggies. I like peppers, tomatoes and pickles, but you can add whatever you like. Now get some pita breads. If you toast them slightly, it helps the pita to release and then you can cut them open more easily. Then fill the pitas with the tuna mixture. These are good to go now, but I like to air fry them for 2 to 3 minutes to get them nice and crispy on the outside. Air fryeriaus aš dar nelaimėjau iš Lidlo. Lidlas be kiekvieną mėnesį skelbia konkursą laimėti air fryeriui. Dalyvauju antrą kartą, kol kas nėra žinių, tai tikėtina, kad vėl nelaimėjau. Bet man kada nors pavyks. Tuno turiu, pitų nusipirkau vakar. Bell pepperio irgi neturiu, tik salad cream, kuris yra paminėtas aprašyme, bet vietoje galim tiesiog panaudoti šiek tiek majonkės. Pradedam. Kiekvieną kartą galvoju, kad tik nesulūžtų visi įmanomi nagai. Yes. Ar čia kaulas jėsitės? Disgusting. La paprika roja. Ok, kadangi aš dėjau ne vieną skardinę, o 2, tai dėsiu vietoj 50 gramų graikiškų jogurto dėsiu 100. Tada 10 gramų salad cream. 10 gramų French's mustard. Jisai dar čia deda pomidorų, pickles. Aš labai daug ingredientų dar neįdėjau. Tai pomidorai kam? Nu ir pickles, obviously. Pomidorai, kurių gyvenimas eina į pabaigą. Kaip pažiūrėti, kad nebūtų sukalyje. Pickles. Čia nėra mano mėgstamiausia agurkėlį, bet ir ką. Labai įdomus atradimas. Salad cream yra, gali būti pakeistas graikiškų jogurtų garstyčiom ir actu, majonezu ir garstyčiom arba majonezu ir actu. Tai basically įdėti reikės tiesiog dar papildomai majonezą ir vos actu. Ok, važiuojam. 200 gramų. Oh my gosh, that's quite a lot. 100. Nu nesvarbu, gerai. Gerai nespėjau 200 įdėti. Mustard. 10 gramų. 10. A bit of mayo. Gerai. Tik nesugadinti. Užteks. It's actually quite pretty. Just like me. Tuoj pradėsiu maišyti.
Na ką, panašiai kažką iš video. Okay. Must be nice, eventually. Get in. Prispaudžiau ir jau girdžiu, kaip kepa tiesiog įdaras, tai jisai yra pabėgęs. A, ne, normaliai. Ok, gal biškį perkepinau. Tai žodžiu, reikia labiau stebėti. Bet tai čia suvalgysim, gerai yra. These are very delicious, I hope. Tik nevartyk. Ta prasme nevartyk. Na, biškį prikepė. Okay. Šiaip labai geras daiktas, labai traškus, fainas sušilęs feelingas. Kokie 7,5 iš 10. It's just not something, oh my gosh, wow. Tai gerai. Adaptacija. Oi, jūs ir vėl čia? Bene atėjote dar vieną receptą. Gerai, aš parodysiu, ką šiandien veiksiu. Vien tik dėl šios priežasties teko eiti ir nusipirkti bulvių. Gerai, tiesiu ant ekrano. Kameros lygiai 15%. Reikia tikėtis, kad viskas sustaisi. Tiek turėtų užtekti. Kadangi to keisto įrenginio aš neturiu, naudosim tą patį skustuvą. Sunorkom tai kažkaip lengviau. Darom. Jezu, nenusikirpti pirštų. Na ir vienas stora liko. It's fine, I suppose. Jei ką bus tik viena neiškepsiu. Kažkas tokio. Mes feisinam dar didesnę problemą, nes nėra sūrio, kas sulipdytų viską į vieną. I must be lucky or something, nes gabalėlių sūrio vis tik yra. Reaplainam sūrį. Kaip suprantu, šitą reikia dabar iškepti, bet pradžioj gal uždėsiu bent porą prieskonių. Tai biškį pagavau, kad gal prieskonius vis tik reikėjo dėti prieš dedant sūrį, bet it is what it is now. Tiks. Surprise, surprise. Recepte nėra paminėta, kokioj temperatūrai ir kiek kepti, kameros liko 9%. Klauksim ChatGPT. Behind the masks, questions no one asks. See you soon, my precious. Įdare dalyvauja cream cheese'as, avokadas, dešra, žolės, beveik šviežios, kokia 4 diena jau tik tai. Ir štai toks padažas. Lidliukas valdo. Avokadas, sąlyginai neblogai išplautas. Šio reikia padaryti užtepėlę. Kreivai pliuoju dėmėt.
Salt, pepper, fork. Let's kill it. Time for dešra. Degustacija yra labai svarbi dalis. Kaip žinoti, dėti dešrą ir nedėti dešros. Įsitikinti, ar visas šitų ingredientų miksas gerai dėrės prie bulvyčių kepamų. Bulvių paplotėlių, something like that. Ok, kepa šiek tiek daugiau nei 20 minučių, jeigu tiksliau 21. Ir jau atrodo iškepę, tai aš manau reikia traukti lauk. Tai galvoju, gal reikia didesnius daryti, kaip jie susilenks. Anot vaizdo medžiagos turime apversti juos ir aplainti pesto, bet kadangi pesto nėra, aplainsim cream cheese. Dedam aguacate. Ne, tas daiktas no way, kad susilenktų. Jesus Christ. Sekantį kartą, jeigu darysiu, tai tikrai darysiu juos daug ilgesnius. Obviously, pripjauščiau per daug, nieko tai suvalgysiu. Apa. Gerai. Nelabai. Tai ir nelenksiu, paliksiu štai. Nu, čia šiandien snacksų prabangumas. Gal susilenks. At least I'll try. Ir jis šiaip gana flexible. That's actually a good bet. It's all over my hands. Negėda bus klausti kito nuomonės. Big band golden tune under silver moon would stand twirl away till the break of day. Nes jeigu bulvės būčiau pasūrius, būtų buvę 9 iš 10, o šią akimirką tai yra 7 iš 10, bet žiūri gerai. Klausti antros nuomonės. Prašome tai sulenkti per pusę ir paragauti. Is this potato? Yes. Is this cooked potato? Yes. I hope. Skonis 7, valgymo experiences 3. I know. I'm glad you like it. Niekada taip žiūri nenoriu cukraus kaip po to, kai aš sportuoju. Nes kai porą mėnesių turėjau pertrauką, aš tiek daug saldumynų nenorėjau. Tai žodžiu, šiandien gaminam sveiką snikerį. I swear to God, aš mačiau šitą receptą Instagrame video, bet aš jo neišsisaugojau. Jis įkibo man į sielą. Therefore, mes jį darom. Kadangi datulės buvo šaldiklyje, jas reikia šiek tiek atšildyti. O toliau viską parodysiu. Kantrybė baigėsi ir datulės šiuo metu yra užpiltas karštų vandeniu.
Bet pardos minutos. Jau pasidarė datulių kompotas. Čia beveik makaronus, mes išvertus pusantį savo. Yeah. Na žodžiu, jau feels nice. Jau minkštas, galima smešinti kažkaip čia kažką. Taigi vandenėlis nupiltas, štai turim datulės, turim kepimo popierius. Kažkas tokio. Vienas šalia kito, vienas šalia kito. Sunkiai nusiimu. Tai žodžiu, užduotis yra padaryti vieną didelį paplotėlį. Pavyks su rankomis tiesiog daryti. That's easier. Gerai. Ar tai lygiausias nėra lygiausias paplotis, bet ar tai kada nors bus labai skanu? I am sure. Next up. Peanut butter. Man atrodo, visas peanut butteris ir su jais čia netikra daug. Mūsų maistą, tipo, tą sriubos ar dar kažkokį papapulsų normaliai išneukštą. That's basically Suvalgėm visą šokoladą. Tai įdėsiu kakavos tiesiog. Ir va, krymas. You'll be fine. A bit of cocoa powder. Savo silpnąją ranką. Jūs norėtumėte paklausti, Diana, kaipgi tau pavyko beveik šokoladas? Ogi pavyko, nes įdėjau daug daugiau kakavos cocoa powder. Čokolada. Muy excelente! Sí. Kokos aš mėgstu, nėra ko slėpti. Dabar šitą reikėtų minimaliai palikti, kad sukietėtų šokolado kažkas ir įmesti 30 minučių į šaldiklį. Pamačius kondensuotą pieną, kilo nuostabi mintis įdėti jo šiek tiek į šitą daiktą. Porą šaukštelių liko. Gerai, close-upas čia biškį atrodo kaip ne visai. Tai ko mes tikimės, bet sustingus gal geriau atrodys. Suviniosiu. And nope. Gabalėlis liko. Bet gal nieko tokio, neištepsiu su šaldytuvu.
Į šaldiklį. Ir nusistatome 25. I got it. It's good. Tai tikrai nėra snikeris. Aš jau pasakyčiau gerų snikerių. Kodėl? Nes snikeris mane patinka. Kodėl? Nes per daug saldų ir per mažai skonio. Čia tai yra įvairių skonio, pinant duot ir normaliai jaučiasi. Kiek vertini? Jeigu lyginant su snikeriu, tai 10 iš 10 snikeris 1 iš 100. O kaip tiesiog desertą? Aš manau, I like it. I think it's like 8. 8 pats tas. Pabandykit pasidaryti namie su savo toppingų variacijom.